Tai buvo paimtas naujas projektas. O gerai apleistas. Here we go again. Nemes dar! Nemes! Ok. Nu ką, sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. Grįžtu su dar vienu motorolerio projektu. Ir kaip matot, už manęs stovi didelė detalių krūva, kuri gali tapti visai neblogų daiktų. Čia kaip matot yra Yamaha Aerox, arba kažkada buvo. Prieš 3 ar 4 metus aš netyčia jį pamačiau. Jį va tokį ir pardavinėjo, visą išardytą, daug detalių matau, kad trūksta. Ir aš kažkaip sugalvojau, kad gal kada nors sugalvosiu susirinkti Aeroxą. Visgi čia nuo vaikystės būdavo tokia svajonių motoroleris ir dabar visi jaunimas labai mėgsta Aeroxus, nes jis geras motoroleris, gerai atrodo, vandenio aušinamas, gali padaryti visai galingą su 7 grupė, dėti 2 slintuvėlį, 17 karbą ir gali visai smagiai su juo palakstyti. Nu ir aš šitą projektą turėjau įgyvendinti daug anksčiau, bet kažkaip vis nerasdavau laiko prie jo prieiti. Bet manau, kad šiandien pagaliau reikia tai pradėti, nejauniai nainam ir pasidarysim dar vieną motorolerį. Aš ko gero dar ir turiu seno kontento, kaip aš tą motorolerį važiavau pirkti ir kaip visas įsikroviau, tai grįžtam keliais metais atgal. Sveiki atvykę į mano naują video, aš esu Nerijus Malinauskas ir šiandien yra very big day. Tai buvo paimtas naujas projektas, kurio jūs visi labai ilgai laukėt. Aš irgi apie jį galvojau ilgą laiką, kad norėčiau sukonstruoti tokį reikalą. Iškrito labai neblogas variantas, aš jį pirkau net realiai nežinodamas, ką pirkau, mačiau tik tai nuotraukas. Ačiū labai Virgiui, kad prirodė jį, nes man atsiuntė linką, sako, nėra, reikia imti. Tai va, tas projektas kol kas yra visiškai išardytas dalimis, gabalais. Dar nebuvo to, kad nesugebėčiau sukrapštyti ar surinkti savo garažiukę. Tai žiemai turim prie Kawasakio, prie Supermoto dar vieną bildą. Nežinau, kaip čia sugebėsiu viską susikrapštyti, bet bus labai smagu. Tai va, tai pasiruošiau mašiną, išsiėmiau visas sėdynės, važiuosiu į Vilnių, kur yra tas reikalas visas. Aš nežinau, kur čia įsivėliau, bet manau, bus žiauriai geras. Realiai visiškas rebildas, varysiu nuo rėmo iki ratų, iki variklio, viską per naujo. Tai dabar, kadangi jau prašėt tiek laiko šito projekto, tai jau tikiuosi, kad žiūrėsit visus šitos video ir supportinsit Max, tai jeigu patinka, spaudžiat thumbs up ir subscribe. Nu ir ką, ir varom pasiimti visą šitą reikalą. Nu ką, aš jau įvažinėjau į Vilnių, dar šviesu. Tikimės, kad nuvažiuosim dar šviesi ir galėsim pafilmuoti ir matysis kas nors. Tai labai įdomu ir viskas bus labai sulūžę. Daug visokių minčių, aišku, galvoju, kaip čia ką reiks daryti. Nežinau, važiuojam, žiūrim, darom, krapštom. Baigiu atvykti. Kažkur čia guli mūsų projektas. Na, žiūrim, kad jį turim. O, gerai apleistas. Gerai apleistas. O, Nesakė, kad naujas. taigi toks ir planas, taigi čia jis bus visas rekonstruojamas. Oi. Senus laikus norisi. Ką tik buvo paimtas projektas ir dabar jau kaip ir išaiškėjo, čia yra Yamaha Aeroxas. Aeroxas yra 2005 metų. Pasakoju, kad šitas motoroleris buvo visai bombelo, Stage 6 grupė buvo ir panašiai. Ir 4 metam buvo visiškai apleistas laukės, ant lietaus, ant dulkių ir panašiai. Tai jisai visiškai visas dabar yra nešvarus. Tad labai noriu jį visą gerai atsiplauti, atkrapštyti, vešimės į HD auto plovyklą. Ir va, manau, bus smagus bildas. Variklio nėra, klasika su nėrka. Jeigu pamenat, kai su domu krojom Rexo variklį, irgi buvo Rexo variklis dingęs, tai kur variklis vėl. Pridėjo visokių detalių, tai dabar net ir nežinau, ko iš tikrųjų jam trūks. Tikrai žinau, kad nėra variklio, tai reiks ieškoti nemažai detalių. Plasmasas irgi tokios leisgyvės. Rėmą, manau, irgi visiškai smeliuosiu, dažysiu milteliniu būdu, kad jau būtų nice. Tai galvoju, kad reiks dėti kokią RP seną gerą 7 grupę. Irgi įdėjau sportinį duslintuvą. Nu, tai pasižiūrėsim, koks setupas susirinks tokį. Labai bus smagu įraidint. Aišku, dar viską reikia pirmą pasidaryti, čia daug visokių reikalų ir problemų. Tai laukiu dabar Virgio, pažiūrėsim jo reakciją. Ir va, tai dabar galim dar eiti pasižiūrėti lauką, kaip čia viskas atrodo. Nu va, tai toks tas motoroleris, čia viskas, aišku, labai nešvaru.
Tikiuosi, kad jisai visai atsivalys, nežinau, aš matau jame visai potencialą. Vat iš karto uždėtas sportinis vairas, pažiūrėsim kaip ir pravodkė pati, va duslintuvas kažkur matosi, sėdynė. Plasmasas aišku palūžinėjo, čia visokių dalykų pridėjo. Tuninginė galinė lempa, oi dugno apsauga irgi gražuolė. Amortizatoriai va tokie visokie išbėgę, matau pravodkės kažkas tai. Nu žodžiu, per daug pirkdamas net ir nežiūrėjau. Svarbu, kad yra rėmas, yra plasmas jau kažkiek, tai manau, kad viskas čia labai gerai atsikrapštys. Ojojoj, kaip čia viskas užaugė. Nu bet fainai, man labai patinka tokie projektai, kur reikia viską nuo nulio atvalyti, atšviežinti, ištaškyti viską, tai aš manau, kad čia bus labai geras projektas. Kodėl buvo Yamaha Aeroxas pasirinktas? Nes sliderių ir boosterių rasti jau gal net ir neįmanoma, o šitas Aeroxas išlindo labai, nu toks visiškai negyvas variantas, bet aš matau potencialo jame, už gerą kainą aišku. Ir šiaip pats Aeroxas yra kaip didesnis motoroleris, vis tiek aš jau suaugęs dėdė vyras. Boosteris yra labai mažas, slideris būtų pats gazas, kaip Domas turi, bet dėja tokia neišėjo rast. Nu, zdarova, virgi! Seniai, žiūrėk, kur mane įvėliai. Nu, labai didelis čia. Kokių šalbų dar pridėjote? Čia tornadotas, atsimeni? Čia tie, kur galva lūždavo, bet ne šalmas. Gerai užrūgęs, ką? Atsikrapštys gal, nemanai? Bliam, aš tai excited, bus smagus. Kažkaip matau potencialą šiame. 17 skarba? O, geras. Bet čia dalim, čia gal visas mūsų karburatorius ir zankovas būgnas. Stokinis? Stok. Šmet. Nu žodžiu, aš grįžęs namie, viską išsidėliosiu, pasižiūrėsiu. Nu va, parlėkėm į Uteną su visų motoroleriu ir kaip sakiau, kad važiuosim į plovyklą, tai dabar ir varom ten. Turim Good Guy DP. Ką tu? Nieka. Šalto Red Bulliuko krenkas. Tai va, važiuojam į HD Auto plovyklą, pasiėmiau kažkokią engine cleanerą, pabandysim visą tą roksą atkrapštyti. Pasiėmėm priekabą, kad paskui mašinai čia nepribėgtų vandens. Nežinau, važiuojam, žiūrim, ar atsiplaus kas nors. Pažiūrėsim. Vėl iš naujo. Vėl iš naujo pirdas. Here we go again. Pliusas ir 10. Kad nulup plasmasiai, pabandysim biškį giliau prieit, bet ardysim plovyklą, ne? Nu, taip išeinu. Nu, tikiai sunerka, kaip ir sakiau, važiuojam. Diržas, safety first. BRZ. Good car. We go. Čia plaunam ar ne? Jau čia išmetama. O, standartinis dugnas dar yra, ne? Šito nemačiau net. Techa varomoji jėga. Šiaip tikrai nieko baisaus. Aš sakau, aš labai matau potencialą, žiūrėk. O, ekstrutė. Kaip reksį pirkam. Geras duslikas. Yes. Save. Win. Standartas yra standartas. Kur ta lempa? Duok man tą. Bet gerai, žiūrėk su ledais dar. Nemes dar! Nemes! Tavo laimė. Tavo laimė užrakinta. Gerai, ačiū Dievui. Pliusas. 10. Pirmą jaučiu vandenį, šampūną pavarom, paskui užpūsim engine cleanerą, tada putų, viso praeisime.
transitionas nuo nieko. Grįžom iš plovyklos ir motoroleris panašu, kad visai neblogai atsiplovė, kaip prognozavau. Rėmas nėra labai supuvęs. Aišku, yra tokių visokių tepalinių vietų, kur reiks su breiklineriu gal. Bet iš vis aš galvoju, gal rėmą reiks meliuoti ir dažyti milteliniu būdu. Tai pasižiūrėsim toliau, tai dabar išsikraunam viską. Ir tada what's next, tai nežinau. Kai baigsiu krauti visus Supermoto ir Kawasaki, tada prieisim prie šitą. Tai dabar on hold. Na va, ir kaip matot, susirinkau aš tą detalių krūvą, atvežiau namo ir jinai dabar gražiai stovėjo kokius 3 gal 4 metus. Na ir ką mes čia turim? Turim Yamaha Aerox rėmą su dokumentais, su viskuo. Yra pravodkė, bakas, lempos, radiatorius, stabdžiai. Turim kažkokį bloką visiškai išskeltą, kuriam yra tik reduktorius ir daugiau nieko. Džinelė ekstra, kuri nėra visai ištaškyta ir manau visai gerai atsiplautų. Turim aišku labai pavargusias plasmasės. Jos dabar ir nešvarios, kažkada buvo dažytos flakonėlių, tai ir sulūžę daug kas klijuota. Matosi, kad yra stiklo audinio reikalų. Na ir va, tai tokia smagi detalių krūva ir iš tikrųjų net nežinau nuo ko pradėti. Idėja būtų tokia, kad jį reikia sustatyti iki tokio lygio, kad motoroleris visiškai važiuotų, užsivestų, turėtų posūkius, lempas ir galėtų praeiti technikinę. Ir sutvarkius visus šitus dalykus jau galima jį būtų padaryti biški stantui pritaikytą gal. Net nelabai dabar žinau, kas ir motorolerių detalės pardavinėja. Kies dar kažkokių donorų detalių ieškoti, nežinau. Žodžiu, daug visokių minčių. Manau, kad dabar reikia visą tą, kas yra ant rėmo uždėta, visiškai išsiardyti, išsimti. Nes jeigu jau aš darysiu šitą bildą, tai žinot mane, noriu, kad viskas būtų clean, kad būtų tvarkinga. Idėja setupui, manau, kad būtų nesudėtinga, sakykime, tokia gan lietuviška. RP70, 17 karburatorius, sportinis duslintuvas, koks multivaras. Ir manau, čia visiškai pakaktų. Su juo ir smagiai palakstyti ir stantui užtektų irgi pilnumoj. Tai va, tai daug visokių idėjų. Einu bandyti skrapštytis, pasižiūrėsim, kas ten po tom plasmasėm yra, kaip ten rėmas išsilaikęs ir darysim sąrašą, kokių detalių reikia. Let's go! Nice, reikės amortizatoriaus. Ką, draugai, viskas daugiau ar mažiau yra išardyta, visiškai plikai iki rėmo. Taip, tai rėmo inspektavimas toks. Čia buvo spinelė, reikėjo nugrėžti ir aš ją visai nuėmiau. Šiaip jis yra taip parūdyjęs, sakykime, rėmas. Yra nuo tepalo bakelio daug visokių apsitepalavusių vietų. Ratai irgi iš pažiūros atrodo, kad tvarkingi, bet mačiau, kad irgi yra pasioksidavę ir juos norėčiau irgi nudažyti ir visiškai padangas pakeisti. Plasmasis, kadangi irgi tokios abejotinos būklės, įtariu, kad teks užsisakyti irgi naują setą. Žodžiu, reikia ir variklio naujo. Tai žodžiu, vėliuosi į neblogą projektą. Bus visiškas rebuildas. Dėsiu nuo to, kad reikia susidaryti sąrašiuką, kokius darbus reiks atlikti, kokių detalių reiktų nusipirkti. Ir manau, kad tas rėmo smėliavimas ir nudažymas, ratai būtų tokie pirminiai darbai. Dar reiktų bloką gražiai nusismėliuoti, susirinkti visas detalės ir galima jau būtų tą motorolerį tada sustatyti ant ratų. Ir tada jau rankiotis visas kitas smulkmenas. Jo, tai sėdu rašytis konspektuką. Matau, kad bus visai ilgas projektas, nes laiko irgi nėra per daugiausiai, bet po biškį ir priveiksim. Kantrybės ir einam į darbus. Taip, Nerijau. Labą dieną, Edvinai Silevičiau. Labas. Ar galėčiau pas jūs valandos bėgį atvažiuoti detalių paimti? Taip. Oi, kaip super. Ar labai didelė dėžė manęs laukia?
Dvi didelės jau. Dvi didelės dėžės, pažiūrėsim, ar rasim vietas. Gerai, let's go. Nu, tvarkoj, parašyk, kai bus netoli, gerai? Okay. Ir just like that, kaip galit numanyti, buvo užsakyta Aeroxui nemažai detalių. Praėjo šiek tiek laiko, teko sudalyvauti ir padaryti porą reikalų. Tai su Husqvarna darėm naujo supermoto fotošiūtą Sardiniai. Labai nerealiai praleidom laiką, buvo nuostabus oras. Naujas motociklas iš tikrųjų bus žiauriai geras. Jis yra panašus į mano SMC, kurį tarp kitko čia irgi dabar vežuosi. Tai su tokiu mocu važinėti per kalnus, per serpantynus, vingiuotus keliukus yra, oh my god, nerealu. Ir tada kitas reikalas buvo, kad Virgiui suėjo 30 metų ir mes nusprendėm vėl pažymėti jo gimtadienį kalnuose ir varėm downhillinti. Važiavom į Čekiją, Dolnai Moravą. Bet dėja su oru nelabai pasisekė, tai visą savaitgalį lijo. Raidinom šiek tiek ir per sniegą, ir ant lietaus, ir ant šlapio. Bet buvo surinkta labai smagi chebrytė, labai smagiai pahenginom ir gerai praleidom laiką. O kadangi dabar grįžom į Lietuvą, tai reikia tęsti darbus. Tai dabar važiuojam pas Edviną Silevičių, ko gero daugelis jį žinot. Surinko Aeroxui daug visokių detalių, iš tikrųjų sąrašas yra nemažas. Ir tada važiuosim į Uteną pradėti krapštytis prie Aeroxo. Ką, detalės buvo surinktos, viskas tvarkingai, čia dabar mašinui pilno daiktų, busas visiškai prikrautas šį kartą, visada kai važiuoju į Uteną kažkaip būna milijonas daiktų. Ačiū labai Edvinui, Edvinas šaunuolis, Motobist reikalai, surinko visas detalės, biški pakonsultavo mane ir su setupu. Grįžus namo viską išsipakuosim, pasižiūrėsim, biški su jo pasižiūrėjom, tai jaučiuosi kaip vaikas vėl kalėdų rytą. Viskas nauja, viskas gražu, viskas įdomu, su kai kuriais dalykais net ir pats nesu susidūręs. Ir iki kol šitas detalės netėjo, tol ir netikėjau, kad šitas projektas iš tikrųjų vyks, bet dabar viskas. Lėkėm į Uteną ir imamės darbų. Nu ką, parlėkiau į Uteną, blemba biškilyje, bet viskas čia gerai, greitai vyksta pas mus. Žodžiu, nuvažiavau iki montažkės, nusėmiau padangas nuo šitų ratlankių ir pasikroviau šitą baisų šleikštų rėmą, kuris važiuoja dažytis, dabar į ratą irgi važiuoja smėliuotis ir dažytis. Kažkaip pasisekė čia penktadienį šiek tiek anksčiau grįžti ir visi dar dirba, tai galima reikalų pasitvarkyti. Tai atvežiau rėmą ir ratus į smėliavimą ir miltelinį dažymą. Nutarėm, kad ratus dažysim gražią mėlyną Candy Blue spalvą. Rėmas bus švarus gražus juodas. Utenoje Taučiuose turim čia gerą įmonėlę, kur dažo milteliniu būdu. Ir miltelinis būdas šiek tiek dabar paaugęs, kaip čia sakykim, nes gali visokių gražių spalvų atgaudyti. Aš iš savo Kawasaki ratus irgi dažiau raudoną Candy spalvą, tai gavosi labai gražiai. Nu tai dabar važiuojam į garažą, pasižiūrėsim, kokių ten detalių Silevičius pridėjo. 2 dėžės, pilnos visokių dalykų. Išsipakuosim ir pažiūrėsim, ką turim. Na va, parlėkti į garažą, senos Roxo detalės ir čia dabar visos naujos detalės ir pasižiūrėkim, ką mes čia turim. Taip, dėsim seną gerą Malosę multivarą, sankabos būgnas, Stage 6 su papildomom ventiliacijom. Tokį būgną, tarp kitko, buvau įsidėjęs pas save į boosteriuką, kai standindavom, viskas būdavo gerai. Toliau turim Polini Speed Clutch. Tokio daikto niekada nebuvau įsidėjęs į motorolerį. Seniau važinėdavom su paprastom Malosė Fly sankabom. Kažkaip stantui jų užtekdavo, bet Edvinas sakė, kad reikia jums šitą reguliuojamą. Yra įdėta va papildomų kietesnių spiruoklių ir tokia sankaba. Ir va čia va sukant varžtukus galima reguliuoti spiruoklės įtempimą. Labai įdomu, niekada tokiais dalykais nebuvau užsiėmęs. Pažiūrėsim, čia jau aišku vėlesni stepsai, kai reiks tą motorolerį reguliuoti. Ką čia turim daugiau? Nauji posūkių stikliukai, aišku, nes reikės technikinę varyti. Visos naujos variklio tarpinės. Nauji gripsai, žinoma. Kas šitoj dėžutė yra? Starterio bendeksas. Aš Edvinui užsiminiau, kad norėčiau padaryti šitą motorolerį visgi su starteriu, kad būtų ir akumuliatorius, ir starteris, ir visos detalės, ir prieitum ir tiesiog brakšt užsivestum. Tai jisai man čia bus surinkęs visus reikiamus dalykus. Netgi ir starteris kažkur naujas turėtų būti dėžiai. Čia gali būti priekinio rato salnikėlis, nauja kojelė. Standartinė va ten kažkur guli, buvo chrominė, bet visa surudijus ir negraži, tai norėjau naujos, tai ir paėmiau juodą. Nauja babina, žinoma Malosė stabdžių kaladėlis, kad galėtume gerai stabdyti. Naujas spidometro trosas, dar starterio detalių, SKF guoliai ir salnikėliai alkūniai. Va visiškai naujas starteris, apie kurį šnekėjau. Naujas karburatorius.
Oh my god, nei vieną savo motorolerį nebuvau įdėjęs visiškai naujo karburatoriaus. Čia yra 19 mm, aš kažkaip norėjau 17,5, bet Edvinas man sakė, kad reikia dėti 19. Nežinau, kaip čia tas motoroleris atsireguliuos. Matau, patsosas irgi yra mechaninis. Nu įdomu, pasižiūrėsim. Toliau turim, aišku, variatoriaus dirželį, nauja filtradėžė, žinoma malosi kempinėlė, naujas gazo trosas, galinė plasmasė va tokia graži. Šitas motoroleris nežinau, ar turėjo tą galinį foamą, kuris dedasi keleiviui, arba jis kažkur yra, arba jis man nepatiko, kadangi buvo labai nešvarus ir kadangi yra pirkti tokių fainų plasmasių naujų, tai dėsim šitą. Na ir čia turim alkūnę su adatiniu guoliuku. TNT Original. Yes, yra visiškai nauja, graži alkūnytė. Alkūnė, man regis, yra ne sportinė, ne kažkokia žiauri, o arčiau standarto. Kadangi mūsų setupas čia nebus stiprus ir tarp kitko čia irgi guli naujas cilindras kažkur einu išpakuoti, tai iš tos alkūnės turėtų kaip ir užtekti. Čia va guli mūsų naujas cilindras, reikia viską gražiai irgi išsipakuoti. Kaip ir sakau, sena, gera, laiko patikrinta RP grupė. Yra naujas cilindras, stūmoklis, galva. Viskas nauja, eina savo, kai bus smagu čia viską krapštyti ir dėti naujomis detalėmis. Tokia graži krūvelė. Dar va ten va yra visiškai naujos plasmasės. Plasmas jau dabar dar neunboxinsiu, to kol būna dėžė ir taip čia gražiai viskas paskleista normaliai. Tai dabar klausimas toks, turiu aš čia variklio bloką, tokį žiauriai negražų, perpjautą ir nešvarų. Prieš viską pradedant rinkti, aš norėčiau jį nusmeliuoti arba nustikliuoti. Yra toks kažkoks naujas būdas, kurio dar net nebuvau ir girdėjęs. Pabandysim paieškoti, kas užsiema tokiais reikalais ir kas gali pagelbėti. Na ir dabar tokie reikalai. Tai dabar laukiam, kol nusmeliuos ir nudažys rėmą su ratais. Vežam bloką smeliuoti arba stikliuoti arba dar kažkokiu kitų būdų gražiai atvalyti. Ir galima bus po biškį viską rinktis.